turim gražų savaitgalį šiandien. Saulė šviečia, pavasaris jau. Todėl grįšiu šiandien prie poliravimo. Vėl bus BMW. Smulkiai pabraižyta ten kažkas, tai per šonus praeita. Bandysim atstatyti į kondicinį vaizdą. Taigi apžiūrim defektin. Tai atsifokusuojam. O va. Tokia eina. Nežinau, čia važiavo per kažkokią spygliuotą tvorą, kur čia. Nu taip, eina ir nueina. Vėl per visą šoną. O dabar parodysiu šoną, kurio poliruoti nereikia, nes neišeis. Tiesiog labai gilios ryskės atsiradė. Va. Jeigu taip kliūva nagas, viskas. Reiškia labai giliai, arba čia va. Baltas, ir čia reiškia iki grunto. O. Arba čia. Viskas, čia jau yra. Reikia ruošti dažyti. Tai va. O tuos smulkius anoj pusėje, kur rodžiau, pabandysim ištaisyti. Kažkiek gal matysis, bet didžioji dauguma tikrai dings. Šiaip jeigu kėbulas yra purinesnis, reikia iš pradžių nusiplauti švariai, kad matytųsi visi tie negerumai. Ir pirmas žingsnis, kurį reikia pradėti, nuo kurio reikia pradėti, reikia apsikliuoti visus, aišku, tos plastmasinius dalykus. Kad su vanduo, tekantis lakutas likučiai, lakutas nuosėdas, ar kaip pavadinti, kaip trinsis, kaip šešas su vandeniu, tie balti visi dalykai, kad nenubėgtam plastmasį, nes paskui nebenusivalo. Tai apkliuosim čia. Žibint. Jau paprastą liziolkę, aišku, skirta kėbulo darbam. Viso. Labai greit. $1200 jie mums sukandam dančius, įtrinam. Nu va, čia dar truputį matosi. Čia va toksai matosi, jo. Reikia trinti taip, kad jų neliktų. Viskas. Jis tai matosi? Ne, nesimato. Pasišiaužus pradžiai foną, kaip rodžiau. O susirastas vietas, o paskui kurias reikia pritrinti iki galo, nu tos suraižymai, kur dar matosi. Ir jau paskui trinti tik būtent ant tos vietos, kol jinai išnyksta, ant to pažeidimo. O čia prisitrinti, man atrodo, mes. Vos jau lieka dabar. Kuris va jau. Nušiaušus iki tokio lygio galima palikti. Tokius jau smulkius. Tie dar prisitrins trinant 1500, paskui dar pakartotinai eisim 2,5, taip kad, žinoma, dar nesėkmių juosta seka čia. Toliau einasi, kaip čia einasi, taip, 2000. Prieš trinant visą plokštumą pradžiai pritrinsiu vėl tas pačias subraižytas vietas, paskui visą sparną.
Ir dar. Nu va, 2,5 ir sparniuks bus kaip ir beveik baigtas. Sakai, tu dar eiti su tukatu? Nematau. Reikia nepatingėti 2,5 tūkstančių daugiau patrinti. Tiek patrinti, kad blizgėtų. Šono atsistojus turi būti blizga, atsispindėti kaip veidrodis. Nu, nematau čia šito šešėlio. Kažkas tokio turi va. Blizgėti. Nebent mikrobangiai, šiltai žinai. Bet vis tiek tokie. Nu va, poliruojam. Baltas padas. Pastas 3G. Nedarant reklamos. Paduką irgi galima pradžiai pirmiem kartam pašlapinti. Dabar tą kibiriuką gali čiaupšyti. Tokie siūleliai vos mažiukai lieka, bet... Lygiai taip pat eina tos durys. Iš pradžių su štuka 200, 2000 ir eis 2,5. Laimės irgi baiginėja, aš eisiu dabar prie priekinių durų. Viskas taip pat ratu. Tokia nelaimė. Neparodžiau. Štukas 2. Nu va. Čia buvo smulkesni pažeidimai, lengva ir prisitrinė. Dar matosi tokį plonį. Nelabai. Čia va kažkoks druželis dar matosi. Dar to nepasiekiau. Čia svarbiausia eigoje nieko nepraleisti. Iemu 2 ir paiemu. Kraš, jeigu slysta dailiai jau viskas. Ką? Jo, jeigu pradeda slidinėti, iš kur kaip vėl. Anoj pusė tai neverta, nes pats matėjai, ant šitie smulkus, ant kiek sunkiai dingsta. Ten neik, tik tai išpakliuoti. O kad nors padarytumėm jam? Ai, jau. Nu, durelės jau padarytos 2,5. Galim pradėti poliruoti.
zakazas pasipildė dar. Dar prie to viso pačio reikia pripoliruoti vieną farą. Šiaip nėra labai baisinai. 2,5 tūkstančių škurkę praseisim ir man atrodo užteks. Du su pusė, kadangi žibintas nenušūtęs tikrai, bet neblogai laikosi visai. Galim užteks. Pliok, tylu. Žinai, viskas nauja po kapotu. Jo, blemba, rankom išpukščiom. Nu va, atrodo kaip artėjom prie pabaigos. Nu va, pertepsiu tuo pieneliu, tipo nuo smulkių subraižymų, kur yra. Gal surinks tuos hologramas. Nu viskas, paskaisim valytis. Sonax Auto Hard Wax. Aukštos kokybės vaškas, naujų, gerai išsilaikiusių arba šlifuotų paviršių vaškavimui. Tinka mums tikrai. Sudėtyje esantis karnaubo vaškas ilgam apsaugo dažytus paviršius nuo žalingų atmosferinių poveikių. Labai lengvai vaškojamas, sudėtyje nėra abrazyvo. O jeigu nėra abrazyvo, tai reiškia nėra ir poliravimo. Nu va, tai reiškia tik tai blizgėsi. Nu, tiksi toks. Tinka standartiniais ir metalik dažais dažytiems paviršiams vaškuoti. Naudojama suplakti, padengti, neleisti džiūtino poliruoti, automobilį apdoroti dalimis, tralelė, viską mes žinom. Nu, pradedu gražinimo procesą. Karočiam šį kartą darysim be poliravimo mašinėlės. Užtepiau, apdžiuvo, bandysiu iš rankos, nes rašo vaškas, nu tarkim. Čia matinis liko, paleidau. Targaizuojam ir vėl važiuojam. Lyg nieko tyliau. Ne, gerai. Nedažyčiau pas mus. Nu, pats neįdomiausias man darbas yra išvalyti viską, va tuos. Visus nubėgimus, dulkės. Iš tarpuką viskas gražiai. Nu, vien tas pats noras suvalyti. Nu, va, galutinis rezultatas. Kažkur va biški tokie
Viens kits liko. Bet čia jau detalizuojant. Nefokusuoja net kamera. Nebežinau net kur buvo. Čia kažkur po rankę numėjo. Bendras vaizdas, karočiam va. Tai va, šiandien tiek. Laida Poliruok pats baigiam. Nu va, ant lauko taip. Ant lauko niekas nesimato.